ir parodykite, kaip jūs džiaugiatės, kad jūs esat Kauno kolegijos lyderiai. Lyderis neturi vieno apibūdinimo. Lyderis tai tas žmogus, kuriuo tu gali pasitikėti. Žmogus, kuris yra siekimybė kitiems. Tas, paskui kurį eina pasiekėjai, tiesiog pavyzdys, aukščiausias, geriausias. Lyderis tai asmuo, kuris gali vesti savo komandą, jis gali padėti, patarti. Tas asmuo yra atsakingas ir tu juo gali pasitikėti. Kiek turit svajonę? Kas gali įvardinti? Lyderis yra tas, kuris turi dar mažų lyderiukų, kuriuos jis veda į priekį, jis nesistengia pats būti aukštumose, bet nori kitus žmonės vesti į priekį, kad jie tobulėtų ir imti iš jo pavyzdį. Lyderis visų pirma asocijuojasi su altruizmu šiokiu tokiu, tai yra aukojimas savo interesų, kad padėtum kitiems. Tiesiog sakant, tai būtų kaip ir pat žodžio reikšmė, tai yra vesti. Žmogus, kuris turi kitokias idėjas, kuris jomis dalinasi ir tuo pačiu metu tas jo domėjimasis, tas jo aktyvumas pritraukia kitus žmonės, kurie taipogi ko nors iš jo išmoksta, kažkaip jį papildo ir galiausiai jo dėka gimsta komandinis darbas, kuris duoda rezultatus. Lyderis yra savo srities žinovas pirmiausiai. Kiekvienas asmuo turi savo mėgstamą sritį, pomėgį, darbą, veiklą. Tas žmogus turi žinoti tam tikrus aspektus, kaip būti tuo lyderiu savo srityje. Turėdamas komandą, tu turi daryti begalę dalykų, kad tą komandą vesti į priekį. Jei tu vedi į priekį komandą, vadinasi, tu esi lyderis. Patarčiau kiekvienam studentui imtis aktyvios veiklos, neužsisėdėti vieniems namie, nepamiršti, kad be studijų yra taip pat daugybė įvairių veiklų, kurias realizuoja Kauno kolegija, tai choras, šokiai, ta pati kultūrinė veikla. Taigi palinkėčiau tiesiog pasirinkti savo kelią ir kažkaip siekti tos lyderystės, to lyderio vardo. Tai visiems pačių geriausių švenčių. Iki pasimatymo kitais metais.